Joko kovos, Joko kovos, tik neapsijuok. Joko kovos, tik neapsijuok. Joko kovos. Labas vakaras, brangus BTV žiūrovai. Štai ir prasideda antroji nuostabaus pasaulyje geriausia humoro šou raida Joko kovos! Čia juokingiausi Lietuvos žmonės stovės šioje scenoje ir turės puikią progą išsiaiškinti, kiekgi vertas jų humoro jausmas. O kiekgi vertas jų humoro jausmas, nuspręs 3 žmonės, kurie iš tiesų apie humorą supranta labai daug ir turi puikų humoro jausmą. Tai pasitikite pirmąją komisijos narę, neseniai Seimo kėdę iškeitusią, tiesiog dėl mūsų projekto palikusią Lietuvos Respublikos parlamentą. Tai yra nuostabi televizijos ir teatro aktorė Asta Baukutė. Žinoma, mūsų mylimiausia, gerbiamiausia televizijos persona pasaulyje, nedelsiant. Draugai, pasitikite mano gerą draugę Violetą Mičiulienę. Ir žinoma, trečias žmogus, mūsų naujokas televizijoje, iš tiesų, aš šį vyrą matau pirmą kartą, bet man lyg ir parašyta scenarijoje, kad tai yra vienas iš nuostabiausių žmonių pasaulyje. Mano labai geras draugas Vitalijus Sololo! Mes to jau pat pradėsime, bet prieš tai aš noriu Jums papasakoti mūsų projekto taisyklės. Kiekvienas štai čia atsistojęs mūsų juokauti pasiruošęs žmogus turės begalybę laiko, kiek tik tai jisai norės. Pasirodymas galės tęstis amžiais tiesiog. Tačiau vienintelis dalykas, kuris gali sustabdyti mūsų dalyvį, yra mūsų komisija, kuri turi štai 3 tokias svirtis, kuriomis jie ir valdo mūsų laidos eigą. Taigi, man pasakojant kažkokį tai juoką, arba mūsų dalyviui pasakojant kažkokį tai juoką, pirmam komisijos nariui, gal Asta, pabandykim nuo tavęs, aš pademonstruosiu, kaip viskas vyksta, ne? Asta paspaudžia savo rankeną ir sienos pradeda artėti. Nulenkia rankeną ir sienos pradeda artėti. Ir iš karto stresas mūsų dalyvių, tačiau jis vis dar gali tęsti savo pasirodymą. Pasirodymą gali jisai tęsti ir po antrosios rankenos nulenkimo. Vitalijau. Zip! Ir tai jau reiškia, kad striuka buka mūsų dalyviui, tačiau jis vis dar gali kažką tai per tarpelį bandyti papasakoti kažkokį tai anekdotą, tačiau trečiajam komisijos nariui pagalvojus, kad ne, čia jau nebeverta dėmesio ir nulenku savo rankeną. Sienas, dar galiu pasakoti ir viskas. Baigėsi mūsų dalyvio pasirodymas. Gerai, viskas, draugai, nejuokaukim, aš noriu vėl jūs matyti. Atlenkite rankenas atgal. Oba! Ir štai taip. Mūsų dalyvio pasirodymas baigėsi, tačiau mūsų komisija gali visada pakeisti savo nuomonę ir sienas vėl atgal praplatinti toliau viena nuo kitos. Baigėsi pasirodymas, jeigu abi dvi sienos nesusilietusios, mūsų dalyvis jau yra, kaip sakoma, piniguose. Tada mūsų komisija ima savo planšetes, rašo juose skaičių pinigų, kurį mūsų generalinis rėmėjas Bobutės paskola įteiks mūsų dalyviai. Bobutės paskola, paplokime, Jėzus, taigi nuostabiausia paskola pasaulyje. Aš susumuoju tą skaičių ir klausiu mūsų dalyvio, kiekgi tu pats manai esi vertas šiandien. Dalyvis sako sumą, jeigu ta suma sutampa su mūsų komisijos suma pinigų, tada jisai gauna tą sumą, jeigu mažiau, tada gauna tą sumą, kurią jisai pats sugalvojo. Na, o jeigu, čia svarbiausia nepervertinti savęs, nes jeigu per daug sugalvos mūsų dalyvis, dėja jisai gaus lygiai 1 špygą ir keliaus namo su ničniekuo. Aš nežinau, kaip ir aiškios mūsų taisyklės, ane? Draugai, mes pradedame Joko kovos! O dabar, draugai, pasitikite Genovaitę Saldienę iš Kauno! Ei, Genovaitė! Taip, mačiau. Iš karto čia. Čia iš karto čia. Nuostabiai. Sveiki, gerbiamoji komisija ir būkit sveiki publika. Vo!
Pone Genovaitė, į savo pusę iš karto Ir patraukė. ką dabar, ot nežinoja atvažiuodama, kad čia tuos susidaro tą sėdą, būčiau rastą atsivežusi, įspausčiau čia Teisingai. ir neužsidarytų. Ir viskas, ir galėtum iki vakaro, iki Ale, ot nakties. nežinau, čia reikėjo perspėti, nežinau. Supratau. Šitaip. Nu taip, jau čia buvo prieš pusšimtį metų. O jūs jau čia dabar pradėsite, ne? Taip. A, dar nepradės? Nes nežinokite, aš galvau, kad dar komisija nori su jumis šiek tiek pabendrauti, bet jeigu norite, galime ir dabar Nu pradėti. gerai, jeigu sugebėsiu atsakyti. Pone Genovaitė, o jūsų šiaip kaimynai žino, kad jūs va tokie va bajava ir linksma? Sako, durnelė biški. Vat aš sakau, bajava ir linksma. Gerai, draugai, nieko nelaukiant, pasitikite, Genovaitė iš Kauno! Galiu. Jau. Nu kągi, popas, bet buvo čia jau prieš pusšimtį metų dar daugiau. Popas su Zakristijonu nutarė pavogti aviną. Nu kągi, Zakristijonas dar ir paskolino iš popų arklį. Dabar iš ryto ateina į cerkvę. Ir dabar popui taip knieti sužinoti, kaip ten pasisekė. Nėra kaip pasiklausyti. Nugi, atsivertė knygą, kakutė bėdėla. Zakristijonas ištariau, zabarada prapala, ihaha. Nu, viskas, popas užvertė knygą tik tai. Sakau, nu, nenoriu to žodžiu sakyti, taip negražiai pasakė ir viskas. Nu, dabar šitaip. Šitas pasibaigė jau. Taip. Vienuolinė. Nu, žinot, kaip vienuolės visas. Kasdien. Susirado kavalierių vieną vienuolę. Vyriausiąją sugavo. Kas vienuolė lieka? Išplakti. Ir gerai išplakti. Vienuolė baisiai įsigando, ką daryti. O kavaleriaus to neįlūžio būta menininku. Ir ką, ant darokus pakėlė ir išpaišė čia tik vienuolėms žinoma kažkokį tai šventąjį. Nu kągi, jau ateina visi vienuoliai su rimbais, vienuolė jau atplakti gerai. Paguldė ant suolo, pažiūrėjo, ten išpaišyta kas, tu priklaupė visi ant kelienių, pabučiavo ir nuėjus. Nu kaip per šventąją plak, neplaksi juk, nu. Ir vienuolė labai patenkinti, visi labai patenkinti buvo. Čia jau viskas. Toliau. Nepatiko. Dar turite tarpelį, dar viskas sarko, dar galite pasakoti. Da sakykit, aš da nemiriau. Aš da gyvas, da man kokį duokit gerą. Genutė, tik skubėkit, kad nesuspaustų. O Jėzus Marija, skubu. Stovi moteriškai eilutėj, parduotuviai. Iš užpakalį stovi vyrukas toksai. Nu ir dabar šitą. Ir visi jai, o taip, o per petį duoda. Ir tada dabar atsisuku, sako, ko jūs norit, sako, ką jūs sako. Oi, sako, atsiprašau, sako, aš ne vietinį, sako, aš jūsų kultūros nežinau. O tai sako, tai iš kur jūs, moteriškai įdomu? Aš marsietis, negali būti. Tas ploščiuras atsisiekė, iš tikrųjų, žalias. Ir viskas. Gal paploti visgi reiktų, aš nežinau. Verkia. Tai tiek, Genovaitės, suprantigi. Nu, nepasisekė. Ir viskas. Nu, ir viskas, o ką daugiau sakyti. Juoko kovos. O dabar, draugai, pasitikite Ernestą Pliušką iš Molėtų! Ernestas, esu kilęs iš Molėtų, gyvenu Vilniui, dirbu Vilniui, viską darau Vilniui, registruotas Vilniui, bet širdelą likus Molėtą, žinaiti, pas Kazliokų gimtiniai, Ambraziškiti, viskas stilikį. Tai va, tai iš tikrųjų važiavau čia irgi net nežinodamas, į kokias kovas aš važiuoju, nes kai registravausi, buvo parašyta ten kovos. Ar čia, žinai, pasvalio sniego mėtymo, žinai, kovos, ar čia Šilalės mergaičių medaus kovos, ar čia Kauno, žinai, ribetų kovos. Čia, žinok, pas mus taip ir yra. Dabar mes tuoj į sceną išleisime Vitalijų Cololo ir bus sumo juoko kovos. Meduje. Taip.
Taip, Tai va, taip. ne meduje, aš kaip jau ant tavęs atsigulsiu, tikrai ne medus bėgs, bet iš tikrųjų... Draugai, gal jau tada ir pradėkime. Ar tu pasiruošęs? Vadinasi, tavo pasirodymas prasideda jau dabar nedelsiant. Taip, iš tikrųjų lietuvių kalboje mes turim daug labai posakių, kuriuos naudojam kiekvieną dieną, bet nesusimastam, kad jie visiškas nesąmonės reiškia. Mes čia žaidžiam krepšinį, treneris pasiėma pertraukėlę ir sako, vyrai, susiimkim, jie mums kvepuoja į nugaras. Aš pilnai suprantu, jeigu atsidurtum persirengimo kambariukė, staiga ten, žinai, dingtų elektrą ir pajaustum, kad kažkas tau ten kvepuoja į nugarą. Tai ten, žinai, veda link dušo, brūkdamas tau muilą į ranką. Gal ir, žinai, nereiktų ten labai atsipalaiduoti. O, kur čia mane veda? Kas čia dabar bus, žinai? Bet tai normaliai ir treneris, nu, išbėgomės ten visi į aikštelę ir visi bėgioja nuo tų kvepuojančių, žinai, pamišę. Dar vieną minutę pertraukėlę, sako, vyrai, nu bet jūs bėgiojat, lyg akis išdegė. Lyg akis išdegė. Nu, aš suprantu pilnai posakį, lakstai į tualetą lyg alaus prigėręs, ar ten raunės lyg būtų iš Kauno kilęs. Žinai, bet tai... Bet tai ant kiek sunki turėjo būti prosenelių senatvė, koks jų gyvenimas kasdienis, kad sugalvot, lyg akis išdegus, nu zombių tauta kažkokia. Nu, iš tikrųjų, pralaimėjom mes tas varžybas ir likom it musę kandę. Čia taip treneris parašė komentaruose. Ir aš galvoju, nu, irgi negi čia žmonės vakarais vietoj ten riešutų atsisėdė, žinai, gliauda tas perkandinė tas musė, žinai, ir čia irgi senoviai taip darydavo, nes nebuvo jokių ten tų čipsų. Nu, galvoju, nebus aš čia vienas pasaulis savanaudis, žinai, pabandysiu ir aš pažiūrėsiu, kas čia per jausmas. Pasigavau aš tą musę, susikaupiau. Nu, perkandau tą musę, nu ir ką, nu likau ne tai, kad it musę kandęs, bet likau tiesiog ryžas debilas perkandęs musę. Žinai. Nu, ir kaip supratot, man reikia viską sakyti iš tikrųjų tiesiai, šviesiai, aiškiai, nes jeigu kas nors pasako dviprasmiško, nu, aš būna kartais nesuprantu. Mes čia su žmona lankom šokių pamokas, nu, kas nelanko iš tikrųjų dabar. Tai va. Ir žinai, ir kartą mokytojas dėstytojas sako, po 2 figūrų baikite priekiu vienas į kitą. Čia tipo taip prie visų ir baigsi. Nu gerai, aš tai galiu, aš tai save pažįstu, žinai, 1-2 yra, bet tai aš pažįstu ir savo žmoną, jai tai tikrai daugiau nei 2 figūrų reikia, kad apšilt bent jau, žinai. Jis tęsia toliau. Po 2 kartų apsikeiskite partneriais. Jomajo, čia tai papuolėm, galvoju. Kur aš čia pakliuvau, už ką aš čia pinigus moku? Gražinkit jūs man tos pinigus ir gražinkit mano žmoną, kuri šiuo metu baigiai kažkokį nepažįstamą. Nu, kad to dar nebūtų gana, pabaigai sako, jeigu netyčia sidursite prieš vyrą, nieko baisaus, tęskite. Nu, bet, žinokit, pasakysiu teisybę, po 2 kartų su sava, po karto su svetima, jau pasidaro visiškai nesvarbu, kas ten į tave priekiu baigs. Draugai, tai buvo Ernestas Pliška iš Molėtų, ne va taip. Sere. Ačiū, didelė garbė, didelė garbė. Jūs tai... Gerai, komisija jau turi savo rezultatus, taip? Na, Ernestai, kiekgi tenais buvo? Gerai. Aš esu vertas. Maždaug 3 minutės kalbėjau. 300 litų. 300 litų. Po 100 nuo kiekvieno. Po 100 nuo kiekvieno, okay. Mes to jau ir išsiaiškinsime, ar bus čia po 100 nuo kiekvieno. Svarbiausia tau yra neviršyti lūkesčių. Gerai, pabandykime tada pradėti nuo Violetos. Violeta, kiek tu duotum šiam žmogui? 150. Jau gerai, jau viršė. Jau labai gerai, tvarkoj. 150. Asta. Nu, aš kitaip negaliu, juolab, kad ryžą turi šitoje šalyje palaikyti, tai... Opa!
350 litų. Pasveikinkite Ernestą, jis jau laimėjo 300. Pažiūrėkime, kiek Ernestas galėjo spėti. Kiek galėjo sau leisti. Vitalijau? Buvo nuostabus geras pasirodymas. Kai kur buvo tempas silpnesnis, bet, 145. Ir aš ir visa publika sveikiname tave, tu laimėjai 300 litų. Tau juos įteiks babutė su pinigais. Mūsų mylimoji babutėlė. Gerai, ačiū tau labai. Pasėmiau 300 litų, galėjau šiek tiek daugiau, bet ne piniguos esmė. Man čia daug geriau yra pabūti ant scenos ir aš džiaugiuosi, kad man leido čia pabūti. Pinigai čia ne pagrindinis dalykas. Ačiū šiai babutė, ačiū babutės paskolai, šaunuoliai jūs, dalinkit visiems pinigus, imsime. Juoko kovos. Draugai, pasitikite Juozą iš Panevėžio rajono. bučiniai buvo tik 2 pasiūsti. Supratau, aš liksiu be bučkio. Matot, kadangi siaučia gripas, o Andriukaitis šlubuoja savo įstais ir nespėjai, tai aš komisiją aprūpinsiu ne kyšį, o duoną su česnaku. Juozas! Ojas. Ačiū, Juozukai, ačiū. Stebuklų laukas, polėtė. Aš tokia Dabar duoną, pasakysiu, Violeta česnaku. labai myliu duoną su česnaku. Mes po karą gimė, paskutiniam dienom gimiau, aš didžiuojas, kad man 69 metai bus greit per Velykas. Jėzu, Jėzu, su tokia energija, palaukit, gerai, Jėzu, ne kiekvienas jaunuolis turi tokią paroką kaip jūs, tai jūs kelintų gimimo, 45. Net su tanku gimėt, Jėzus Marija, kaip Man gerai. sakė, kad da prie vokiečių buvo 3 mėnesius. Tai jeigu ne humoras, tai būtume pralaimėję. Jei ne mano česnakai, tai vokiečiai šiandieną čia sėdėtų. Pagauni vokietį Antrą nugarą, kartą buvo. ištrin česnaku ir bėga gal Berlynan. Nu, taigi dabar jie pasakys, tai reiškia, tėvelis sako, jeigu kas... Palaukit, bet čia dar jūs nepasakojate savo pasirodymą, ne? Nes, nežinokite, mes... Jau pasakom. Gerai, tada žiūrėkite, padarom viską kaip ir priklauso, nes mes iš pradžių norime jūs pasveikinti čia ant scenos atsistojusi. Draugai, Juozas iš Panevėžio rajono. O dabar prašom. Purvinom rankom šitų nejudint. Dabar pradėsiu nuo to, kaip aš gimiau. Mūsų šeimoje augo 4 berniukai. O mamytė reikėjo mergytės. Dieve mano, į tėptėtuk, nu to paskutinį kartų. Nu, paskutinį Gyvenime. kartų. Nu, atėjo Velykos, nebuvo madoj, kaip dabar Amerikos klinikos gimdarko, namuostinai. Vyrus ir tos berniuks 4 išvarė, užuolaidą užtempė, atėjo babutė ir aš gimiau. Mamų pasižiūrėję, sako, viešpatė Juozą pašvintus ir vėl su kiaušiniais. O tėvas už užuolaido sako, tai kokios ši Velykos, jeigu nėra kiaušinių, taigi ir bus su kiaušinės, o jeigu mamų šaukės Juozą pašvinto, tegul bus Juozapėlis, daugiau vaikų nereikia, aš nemoku mergaičkos padėti, daugiau kitų nereikia. Nu ir taip aš augau, nerūpestingus, lepinamus visų mažiukus, o tėvelis čiučiut alaus padarydavo, ten Biržų krašte, aš vabalninkė augau, a tas alus kad skanus. Ir aš po biškį ir pripratau. O jie pastebėjo, kad trūksta alaus. Pradėtos vyresnis berniukus sekti, kuriem po 15 metų. Ant mane niekas dėmesio nekreipė. Paskiau vieną kartą, kai aš padauginau, man buvo 6 metai. Mama pamatė ir suprato. Aš ant mamų pažiūrėjau ir supratau, kad mamų suprato. Aš išmirkš palovį, mamų iš kojos man ištraukė, su kotėlu užkodavo, daugiau nieks mane girta nebematė. Taigi tiek, dabar papasakosiu apie savo kaiminę. Tokia gyvenom kaiminė, tokia sultinga kaip Violeta. Vaikų daug turi, 10. O, Nuveinu pas daktarą, daktarėlį, man liga, nu kas per liga, man gėda sakyti. Nu, tai kaip mes tau išgydysim, nusakyk, nu man nepatogu, aš rimta moteris, aš šeimos žmogus, aš 10 vaikų turiu, man Adamkus ordiną davė,
aš ištekėjus, bet man vyra maža. Na, daktaras sako, čia jau neliga. Kavalierių įsitaisyk. Kaip tu pasakys, daktarai, turiu tą kavalierių, ale vis tiek man vyra maža. Nu, antrų įsitaisyk. Nu, gėdus, turi ir antrų. Al vis tiek man vyra maža. Man liga. Nu, trečių įsitaisyk. Nu, turi trečių, bet vis tiek man maža. Man vyra trūks, man liga. Daktaras supyka, sako, žinai, ponė, jau čia tau tikrai liga. Buvo daktarai apsidžiaugė, griebė už rankos, pažymą parašyk, antspaudą uždėk, vyrui parodysiu. Vyras netik, kad liga, sako, ir viskas. Dabar... Toliau. Galite dar toliau. Dar visai neužsidarė. A, dar toliau ir jau viskas. Nuvažiuoja lietuvis į Ameriką pas brolį Svečiodas Smetonos laikais. Pasinaudoja tualetų ir iš tualetą atėjo tiesiai virtuvė prie stalo. Tas brolis sako, tu atvažiavai į tokią šalį, kur tualetų pasinaudoja, rankas nusiplauna. O tas nepasimėtė. O aš atvažiavau iš tokios šalies, kur mes ant rankų nemyžam. Jau viskas. Ir visgi spėjo Juozas. Draugai, mes dar turime labai daug ką jums parodyti šį vakarą, todėl niekur nepabėkite, mes to jau pat grįšime. Juoko kovos tęsis. Juoko kovos. Juoko kovos. Labą. Jūs dar matotės, tai va tai va. Tai aš dabar paprašysiu komisijos užrašyti, kiekgi pinigų norėtų Juozui skirti. Jau, ane? Violeta kaip visą laiką pirmūnė. Juozai, kaip galvojat, kiek gavosi tenais tų litukų pas jūs? Kiek buvo vertas jūsų pasirodymas? Jūs galite spėti bet kurį skaičių nuo 1 iki 1000. Man čia labai daug nervų kainavo. Nu va. Man nervų kainavo. Nu tai kiek galima būtų tą moralinę žalą įvertinti? Ne, aš ne moralinę, aš įvertinsiu benzinų, kiek man čia iš Panevėžio kainavo atvažiuoti. 100 litrų. 100 litrų. 100 litrų. Tiek, vakant pripiliau 100 litrų, parvažiuoju, vėl pripiliau 100 litrų. Nedidelė suma, pažiūrėkime, kaipgi seksis ją surinkti iš mūsų. Kas pirmas? Gal Asta, jeigu nesunku tada, kiek jis skyrė ir kodėl? Visiškai nesunku Juozui, todėl kad pagarba jūsų garbiam amžiui ir aš bevėlyčiau, kad mano įvertinimas pinigais jūsų neįskaudins, nes galbūt neįmanoma jūsų įvertinti to, ką turite. Tai bevėlyčiau, kad ir vaistams užteks 50. valerijonui ir benzinui. 50 litrų, jau pusę turite. Labai gerai. Labai gerai. Vitalijau, Violeta, kuris pirmas nori? Na, aš galiu. Kadangi aš gyvenu faktiškai netoli prie Juozo, tai aš taip jaučiuosi, kad aš esu aiškiaregė. Aš tiesiog nujutau, kiek jam reikia. 100 litrų. Juozai, jūs jau laimėjote 100 litrų. Sveikinu jūs. Ačiū labai. Jūs sveikina ir visa mūsų publika. 150 litrų jau turite. Dabar pažiūrėkime, kiekgi galėjote užsiprašyti už šį savo pasirodymą. 68 litai. Nu, va, prašom. Juozai, galėjote prašyti 200, netgi, suprantigi... 18 litų laisvai ir be problemų. Ir sveikinu jūs labai. Ačiū. O už sienos iš karto stovi simpatiška bobutė. Ir šimtinė priklauso jums. Sveikinu Juozai. Ir bobutė irgi. Bet tu pastebėjai, kad vien dėl to, kad jis valgė duoną su česnaku, todėl... Taip, tu nebekirčiuok manęs, gerai? Aš čia ne dėl pinigų atvažiavau daugiau, kad linksmai praleisti laiką, kad labai malonus kolektyvas, nuoširdi komisija. Juoko kovos. O dabar pasitikite, Kasparas Žemaitis iš Kauno. Labas vakaras. Labas, Kaspariukai. Jėzau, nematai taip? Matau, vaikai, viskas gerai. Kasparai. Bet tu biškai truputėlį jaudulys jaučiasi, jaudinės. Ja, Ką tau padaryti? Atneš tu tau sausainiuką kokį. ja, baikit, nieko. Normaliai. Praeis. Bet Kasparai, man atrodo, kad gal tada tempkime į naktį, pažiūrėkime, ką tu mums atnešė. Gerai, tu pasiruošęs? Gerai. Draugai, pasitikite, Kasparas Žemaitis. Taigi, mokykla
Eina Petriukas į mokyklą, savo atšaliuoja ir žiūri, tik pelenai likę, rūksta. Ir tik valytoja krapštosi po pelenus, sako, atsiprašau, ponė, kas atsitiko čia? Mokykla sudegė. Ponė, kas atsitiko? Nu, mokykla sudegė. Ponė, kas atsitiko? Ar tu kurčias? Mokykla sudegė. Sako, klausyčiau ir klausyčiau. Kalbasi dvi draugės ir viena sako, šiandien atsikeliu ryte tokios geros nuotaikos, prieinu prie veidrodžio ir tokia graži panelė stovi. Sako, tikrai ne prie lango buvai? Kągi, atvažiavo meras į Ameriką ir sako, iš kur tos vaišės pas jūs tokios pilni stalai nukrauti, gėrimai? Sako, ateik prie lango, matai tą tiltą? Sako, va, pastatėm, va tau ir vaišės. O, pateko atparai. Nu labai gaila, klausykit. Kasparas iš tiesų išskrido. tai. Ne, jaudulys, supranti, Jaud- kaip antiek, Ne, čia buvo ne jaudulys. trukdymas labai. Seni anekdotai, Ne, tu labai, baigit. labai seni anekdotai. Aš Jo, ir matot tiltas, nematom, va už jį ir tie vaišės. Nu. Ne, aš taip... Jisai ne. pasakoja neblogai, pasakoja neblogai. iš Kasparas tikrųjų. turėjo turėti bent jau konkretų tikslą. Norėjo šiaip pasirodyti, šiaip ir pasirodė. Jaudulys kartais sukildavo, kartais jo nebūdavo iš viso. Linkėjimai visiems ir taip pat mano paneliai. Juoko kovos. O, nemačiau jūsų čia. Pasitikite, Algirdas Alekna iš Šiaulių. Sveikas, Algirdai, metų spalva, mėlyna, tamsiai. Žydra. Algirdai, jūsų pavardė parašyta Alekna yra slaptažodis? Ne, čia tikra pavardė. Tai Tikrai. brolis mėto lėkštutės? Užmeta kartais, Ne, užmeta. čia iš giminės kažkas? Ne? A, čia kiek suprantu jūsų... Nemeluosiu, ne. Tai sumeluok, sakyk, taip. Ne. Čia iškirpsta vieta. O čia tavo brolis lėkštutės mėto? Taip, O! Pasitikime, Algirdas Alekna. penktadienis, kotletai out, makaronai out, paskaitos ne out, valgyt norisi, reikia važiuoti namo, Šiaulių autobusą statyti. Stoviu, laukiu tą autobusą. Taip staigiai, ką daryt, staigiai. Į tualetą, dvi kabinas, abi užimtas. Vairuotojai, vienas girdisi. Kitas, kas yra? Nesikuri? Gerai, kad spėjau. Eilė. Dar toks vienas nutikimas. Ateina pacientas pas daktarę. Daktarė, matot mano užpakalį rožytę? Nu, matau, čia jums. Dar ką nors? Dar vieną apie žydus, bet tokį pasistengsiu gražų. Kas yra žydiškas pianinas? Atsakymas. Kasos aparatas. Ačiū. Paplokime Algirdui. Kaip tu manai tau sekėsi? Nespėjau, šiek tiek nespėjau, bet nieko. Komisija, prašau parašyti, kiek jūs skiriate pinigų už šį Algirdo pasirodymą. Jau? Taip. Nu va, o dabar jau tu turėsi paversti savo tą, neblogai, nespėjau į konkrečią sumą pinigų. Kaip tu manai, kiek buvai vertas šį kartą? 140 nuo visų trijų sudėjus. 140 nuo visų trijų sudėjus. Gerai, pabandykime. Vitalijau, kaip tau tenais? Aš sumokėjau už paskutinį anekdotą žydišką, kuris buvo greitai pasakytas, greitam tempe, netampamas, kaip sakant, ne kaip katė už ūsų, 25 litai. 25 litai. Gerai, 140 jau turi puikią pradžią, suprantate, 25 litai jau yra. Kol kas gerai, ne, einasi? Ne. Taip. Aš žinau, kad Violeta būna atlaidi labai, tai pabandykime nuo mūsų tokios mažiau atlaidžios komisijos narės Astos. Algirdai, būsiu atvira, nepatiko. Aš bevėlyčiau, kad mano įvertinimas jūsų neįžeis. 20 litų. Žiūrėk, jau trūksta dabar tik tai 95 litų. Turi 45, kas yra puikia pradžia. Violeta labai atlaidi visą laiką būna. Taip, čia viskas tvarkoj. Aš esu labai atlaidi. Pirma, kas man patiko, tavo batai.
Pliusas buvo tai, kad tu vaikščiai demonstravai ir aš žiūrėdama į tavo batus, nesupratau, ar tu man sakai ar ką, bet tas vaikščiojimas su tais batais truputį ir sustabdė tavo darbų kokybę. Aš labai atlaidė. 30 litų. Algirdai, ačiū tau labai už dalyvavimą. Dėja, šį kartą nepavyko laimėti pinigų. Sėkmės. O ką žvėris Cerberiai? Ką Cerberiai? Aš atlaidžiausia. Pasakyti Algirdui. Atstumkit mano sieną, nedelsant! Kai man šita dalis labiausiai patinka. Jisai kalba... Bet kokie batai gražūs. Nu, kas kam? Man patiko. Kas kam? Zomšiniai, Gal tau kažkoks menopauzinis dalykas, sentimentai, kažkokie tai yra Tu biškai batams. eterį nušneki, ką Bet aš nors noriu tą. pasakyti, kad... Žindanti motina, apie ką jinai kalba. Jėzus. Prašau, mielai, neprieštarau, bet jeigu yra ateinama į juoko kovos, tai reikia ir kovoti tiesiai ir komisijai, ir publikai, Ir gerbint publikai žiūrėti į svarbiausia. akis. Ačiū labai. Prašau. Siena trikdo, labai trikdo, bet tam ruošiamės, dėl to ir sustabdžiau. Nenorėjau, kad uždarytų prieš veidą. Juoko kovos. Draugai, pasitikite, Olegas iš Vilniaus. Sveikas, Olegas. Esi sostinės vyras. Taip, Čia ir gimė, ir augai, ir žydėjai. taip. Grynas lietuvis. Grynas lietuvis. Jūsų anketoje miesto neparašyto parašytas labai įdomus jo pavadinimas. Rasų 24. Nu, kapinis. Nu. Ai, kapinės. Da. Jo, prie kapinių gyvenu. Jūs prisikėlėte juoko kovom. Taip. Taip. Kas tau ausy blizga? Auskras. Ai, kaip ir tau. Kur laivą palikęs? Kaip? Laivą kur palikęs? Kokį laivą? Nu, Nu, tai Sausko laiško arba piratas. gėjai, arba piratai. Tai jau kas tu tada? Pas mane laivas, va. Stovi. Klausyk, tai jeigu tu pasiruošęs iš tikrųjų ir matau, kad pasiruošęs neblogai, nes papkė didelė. Man atrodo, kad nieko nelaukdami. Olegai, viskas tvarkoja, ne? Draugai, pasitikite, Vilnietį Olegą! Žinot, ką pagalvojau? Kiek laiko nepraeina, vis tiek mūsų moteris nesikeičia. Bet mes vyrai iškenčiam jas. Kam dovanoti gėlės? Vis tiek jos nuvysa, ne? Rimtai, tiesiog mintis tokia. Kas nors išsiaiškinot, kodėl? Kaip čia nenupirk batelių, kai mergina rėkia per visą parduotuvę? Nu prašau, ir aš tau padarysiu taip, kaip tu mėgsti namuose paskui. Ir visi galvoja tada tuo metu parduotuviai. Va čia tai žmona, va čia tai mergina. Vapšė maladėt. Bet nieks nesupranta, kad tas, kaip tu mėgsti, yra užknisanti žirnių sriuba. Taip, aš sutinku, kad aš kiaulė, nes aš pamiršau, kad mes šiandien 55 dienas kartu. Iš kur aš galiu žinoti, kad iš 27 rožių viena geltona tai reišk išsiskyrimą. 12, sugalvok norą, pas ką išsipildė. Pasodinau jau už kompiuterio, tyla 2 minutės praeina. Greičiau ateik čia, kas atsitiko? Tai jau nieko, aš čia išsigandau, mano pelytė ekrane į laikroduką pavirto. Užtenka tik vieną kartą pasakyti apie pagamintą jos patiekalą gerai. Paskui valgai šitą šūdą kiekvieną dieną. Gerai, užteks. Oi, malačius. Pagaliau! Bet tai kaip laiku? Pastebėjau jisai Vitalijo. Vienintelis dalyvis, nuo kurio apsisuko galva. Kam? Mum. Taip gerai. Tak, Va. tik, tak. Gerai, atidarykite man, prašau, šitos vartus, aš noriu pamatyti mūsų dalyvį. Olegai, buvo dar, bet, nu, kaip man atrodo, tu pastebėjai, kad aš bijau, kad tu tiesiog būtum nužudęs mūsų publiką, kuri tiesiog už pilvų susijėmus, pažiūrėk, žmonės beveik jau, supranti, miršta. Kaip manai tau sekėsi? Nu ką, žinau, aš gal pasakot nemoku dėl to. Ai, okay. Bet už tą šok moki normaliai. Man atrodo, kad bairiai nebuvo blogi, žinok. Komisija, kaip jūs manote, kiek buvo vertas šis pasirodymas? Dabar tu turėsi atspėti, kiekgi
litų komisija tave įvertino. Ir tau dabar reikia tiesiog, kaip sako rusai, neperbarščiuoti. Tai gerai, 30 litų soliarą atgal nuvažiuoju. Tu... Ne, daugiau. Nereik už tai. 30 litų, tu rimtai. Tu visiškai rimtai. Jo. 33 litus, kažką tai dar šokoladuką nusipirksi. Tebūnie tramtrins. 33 litai. Bus sunku. Ne. Ok, nu jeigu 33, tai 33. Gerai, draugai. Bandykime po vieną tada. Violetėlę. Būk Jeigu maloni. jau tai pasakei, aš pagalvojau, kaip įdomiai parašiau, kad tau, ta prasme, jie vis tiek duos tuos 13 litų. Aš tau duodu 20 litų. 33 litai, liko 13 litų, kuriuos dabar, man atrodo, turės kaip tik Asta. Taip. Kaip tu jautėsi, už kiek litų tu jautėsi šioje vietoje, kur dabar stovi Olegas? Jaučiausi bjauriai. Pirma. Kodėl? Tai jis reiškia nejaučia ritmo, tempo. Jaučia jau ritmą jaučia. Ne, ta prasme, kitą ritmą. Jisai nejaučia, kad mes nuobodžiaujame. Mes ne. Prisirašyti iš interneto tekstą ir jį pasakyti neįdomiai. Tai reikėjo pasakyti, kad tai yra jūsų. Ne visi. Ne, viskas nieko Tai pagūglinkit. Olegai, aš to neišgirdau, bet tas, kaip sakomasi, 1 iki 40, tegul jūs paskatina dalyvauti ir toliau tam debesų pasaulį. Gerai, tvarkoj. Tai 33 litus visokiu atveju tu jau turi, sveikinu tave. Vitalijau, dabar tu kaip interneto visų reikalų žinovas, man pasirodė porą girdėto, o kaip tau? Yra pats sugalvojęs, ištraukęs, kažkur išgirdęs, bet taip, viskas buvo labai gerai. Teisingai, gal silpnai moki pasakoti ir skaityti su akcentu sudėtinga, bet buvo visai nieko. Rašyk. Juos galima panaudoti, atiduoti Šilanskui ir juoktis. 35 litus aš tau daviau, galėjai drąsiai imti. Į ten atgal, į ten atgal, į ten atgal. Gerai, draugė. Bobutės paskola tau dovanoja 33 litus. Viskas labai patiko ir neatėjau aš čia tų pinigų laimėti. Atėjau šiaip pabūti, pamatyti komisijos narius ir publiką, pabūti scenai. Stogoje man laimėti daugiau pinigų mano kalbėjimas, aš gal daugiau rašymo, toj patirties turiu negu kalbėjime. Arba reikėjo buvo daugiau pasitreniruoti. Draugai, mes visai netrukus grįžtume vos po poros minučių reklaminės pauzės ir niekur nepabėkite, bus dar labai labai juokinga. Iki. O dabar, draugai, pasitikite Virginija ir kompanija iš Joniškio. Sveiki, milžinai. A gerai jums sekasi gyvenime? Labai gerai. Labai šventišką gražią nuotaiką įnešėte, tai yra džiugu. Tai gal prisistatykite, vardų jūsų nežinau. Aš Virginija. Lina. Denas. Aha. Pasiruošę mus prajuokinti? Rodysim labai paprastą kasdieninę situaciją, kaip jaunimas kariauja su tėvais. O kodėl jūs trysia? Dukra. Mama. Tėtis. Nuostabu. Ar mes dar norime ką nors sužinoti? Sužinot laisvalaikių, teatras, pramogos. Teatras. Šokiai. Pramogos. Viską sužinojom, ko norėjau. Galima jūs vadinti Joniškio trio. Nes jūs tokie labai Joniškio ir labai trio. Žodžiu, draugai, pasitikite mūsų scenoje Joniškio trio. Klausyk, kodėl tu visada taip vėlai grįžti, aš nesuprantu. Noriu, kad mūsų dukrai paaiškintum, jog yra labai negražu motinai draskyti akis. Paaiškink mūsų dukrai, aš būsiu virtuvėje. Gerai. Tik nepradėk. Žinai, Ne, nežinau. tu beveik suaugusi ir buvo mano laikas, kai Buvo tavo laikas, o dabar mano. tavo motina labai jaudinasi dėl tavęs, ji nemiega naktimis ir dar kažkaip keistai elgėsi. Nu kaip aš čia dabar elgiuosi? Jeigu motina nemiega, tai tegul ir nemiega.
Eikit valgyti. Ir nevalgysiu. Klausyk, gal reiktų švelniau. Ir nereikia čia šnapždėtis prie manęs. Dukra, nusirami, visas gerai. Klausyk, gal reiktų į kokius bilietus į kiną nupirkti ar dar kur. Gal kokius senukus prižiūrėti, pakalbėk su ja. Būk nors kartą tikras vyras ir pakalbėk. Klausyk. Neklausysiu. Gali kada nors atkreipti dėmesį ir į mus? Neatkreipsiu. Eik tu nuo to kompiuterio čia nebesidėjus. Nu, žinai, jau ir mane baigi išnervuoti. Jėzaus senis koks lėtas. Aš nesuprantu, o kada tu susitvarkysi kambarį? Kai užauksiu? It's gone. Va, nu ką? Nu ką tu gali dar pasakyti? Kažkaip, aš net neradau savęs tenais. Atvaidino personažus, kuriuos jiems kažkas paskyrė, nes jeigu jie patys būtų susigalvoję... Manai? Taip. Manai, kad juos kažkas tai čia atvedė už rankučių ir tipo ir sakė... Čia yra kažkas, kas statė šitą spektaklį ir... Man labai patinka tos dramos mokytojos, kurios po to padaro kažkokį tai va tokį, va, ir po to stovi prie scenos. Nuotaikos liūdnos. Nekokios. Liūdnas. Ne, nu, ką padarysi, nepasisekė, tai nepasisekė. Juoko kovos. Draugai, pasibaigė dar viena juoko kovų laida. Ačiū visiems, kas buvo čia. Ačiū mūsų publikai, jūs nuostabus visiškai. Žiauriai geri. Žinoma, ačiū mūsų nuostabiai, kompetentingiausiai pasaulyje, geriausiai, gražiausiai komisijai. Tai yra Asta Baukutė, Vitalijus Solo, Violeta Mičiulienė. Ačiū jiems labai. Ir kaip ir visada, jau šį vakar alfa.lt portale galite pamatyti visus šio vakaro pasirodymus. Nepamirškite balsuoti už geriausiai, nes būtent kitą savaitę jisai ir gaus specialų Alfa LT prizą. O dabar pažiūrėkime, kasgi gavo Alfa LT prizą praeitą savaitę, kurisgi video buvo jūsų mėgstamiausias. Žiūrime. Juoko kovos. Dalykai, kurių nereikėtų daryti kino teatre. Stengtis ant ekranų su rankos šešėliu atvaizduoti vilką. Stengtis paimti keletą spragintų kukurūzų iš vieno žiūrovo ir įdėti juos kitam. Eiti į bet kurį Saulėlydžio sagos filmą. Garsiai pradėti šaukti, kai filme pastebi klaidą ir prašyti kino teatro, kad jie atgal atsuktų filmą ir visiems parodytų. Po filmo stengtis kuo greičiau išeiti iš salės, argumentuojat, jūs be manęs kelio nerasite. Kai filmo metu vyksta sprogimus, garsiai pareikšti, kad savo kieme per naujus buvote ir didesnių padaręs. Pagrindinių veikėjų bučinio metu garsiai sakyti Išeinant iš kino salės visiems žiūrovam pasiūlyti susitikti kitame seanse. Kestam šviesoms šnapždėti kaimynų į ausį. Aš žinau, kur tu gyveni. Baigiantis kino seansui likti sėdėti savo vietoje apsaugai pareiškus, kad manęs ateis pasiimti per kitą seansą. Filmo metu pardavinėti riešutus iš Maksimos. Pilnai salėje esant stengtis užimti vietą savo striukiai ir krepšiai. Medituoti. Šaipytis iš verkiančių žmonių per liūdną filmą. Nusipirkti bilietą ir tuoj pat jį suplėšti, sakant, jūs dabar nežinosite, kur aš tada būsiu. Rodant erotiškesnę sceną bandyti uždengti kaimynams akis. Veiksmo filme pagrindiniam veikėjui prašovus pro šoną, prasidurti kečupo maišelį ir vaidinti pašautą. Juoko kovos. Draugai, tai ir viskas. Ko gero, liko tik pasakyti tiek, kad jeigu jūs norėtumėte sudalyvauti mūsų šou, jeigu jūs manote, kad jūs esate iš tiesų juokingas ir galite prajuokinti mūsų komisiją, ateikite, užsiregistruokite btv.lt ir galbūt jau kitą savaitę susitiksime štai čia, juoko kovų scenoje. Na, o mes kaip visą laiką jums sakome, kad pasimatysime kitą antradienį 20:30 per BTV. Ačiū visiems labai! Juoko kovos. Kovo.
Juoko kovos, tik neapsiribok. Juoko kovos, juoko kovos. Čia yra juoko kovos! O, ūtė, graži moteris baukutė, kai tik vakaras ateina, mus baukutė nespakaino. Violeta pasisuka, o kitoje eilėje Asta. Su tuo Violetos svajonių vyru. Toropulevičium! Trečiam kurse Kestas buvo nusivežęs mane į Girlius, aš galvoju, kad tarp mūsų kažkas bus. Šiaip į Girlius jis ir mane vežė. Juoko kovos.